Išnuomavom automobilį 2 dienom, rašysim dokumentus ir važiuosim po salą pavažinėti. Lekiam dabar svaigiu greičiu į pietinę dalį salos. Kai visada nejauk man išvirkščią kelio pusę važinėtis, bet reikia įprast laiko. Tai kokį pusdienį jaučiu pratinsiuos, nes vietoj posūkį valytuvai jungėsi kažkodėl. Negalėjom atsiskaityti. Automobilio nuoma kainavo 8 eurų dienai, depozitas 1111 eurų ir 11 centų. Realiai sumokėjau, neveikė jo aparatas, kortelę negalėjau atsiskaityti, tai sumokėjau 105 eurų ir išvažiavau. Pravažiuojam pro sostinę dabar, bet nusprendėm net nestoti čia, nesinori niekam čia po tą miestą vaikščioti. Gersime dabar kavą gražiai. Mūsų sportinis automobilis. Va, koks morkavas. Atvažiavom į rezervatą. Nusipirkom savaitinius bilietus degaliniai. Bet nusipirkom tai ne nacionaliniam parkam, o ne rezervatui, o čia yra rezervatas. Tai susimokėk papildomai. Na, tai ką, susimokėjom, einam dabar. O taip atrodo tas miestelis ten, pro kurį važiavom. Ir vandeninas. Viršūnė, reikia Lietuvos vėliavą įžiebti. Turi lipduką, galim užklijuoti čia. Na va, prie krioklių. Abudu kriokliai kriokliai. Gražus baisiausi. Vytautas pakeliui sugalvoja kokosų pasiskint. Tai vietinis padės nusiskinti jam. Norėjo Vytautas lipti į palmę, bet tas vietinis žmogelis sako, nesilaužyk savo kojų, pavojinga. Nusiskynę kokosą, bandys atidaryti. Jis suskylęs jau tai. Nori, Luka? Eikš čia. Per tą kamputį gerk, per šitą. Gerai. Skanu? Truputėlį. Truputėlį.
Pamatėm Kraklio ženklą. Einam ieškot, kuris yra. Jau matosi mūsų Kraklys, keli turistai. Labai gražus Kraklys. Ten akmenys milžiniški viršui, dar tokie įstrigę. Daug gražesnė vieta nei vakar buvom. Svarbu žurnaluose ten gražiai pateikia, kad ten labai faina. O čia važiavom tiesiog keli, sustojom ir atvarėm pažiūrėti. Duodamės po salą toliau. Atvarėm į rytinės dalies vidurį salos. Tai čia tipo indėnų rezervatas turėtų būti. Nu jo, žmonės panašesni į indėnus. Jie čia yra ištremti iš tos Indian River, iš Portsmuto. Daužas jie ten žaidžia kažkokį žaidimą. Tai atvažiavome kavinį tokią, atsisėdom. Sakau, reik papasakoti apie tą salą. Važiuojant, geriausiai atrodo, kad gyvena šiaurinė dalis. Šiaurės rytai, vakarinė salos dalis, nu, ten ta sostinė, tas pats Portsmutas. Nu, blemba, kažkaip apsikuitė jie ten kaip kažkokiam šiukšlyne gyvena. O čia tai biški gal ir tvarkingiau, bent jau mano akiai taip atrodo. Kaip iš tikrųjų yra, nežinau, bet čia ir kelią tiesia. Konstrukcija labai paprasta. Padarytos sijas tokios. Ir šio, ir medinis stogas sudėtas. Ikonė namas. Iš gelžbetonio. O, kad reikia, jie ten duoda sain, pafilmuosi, ką jie ten daro. Can I film how you're playing? Yeah, man. Okay. Fine. Mad. Tai jie žaidžia domino. Domino. You French? No. Bet aš turiu domino. Okay. Mama, Yeah, it's popular game. You have that in on the... Yeah, you don't have it, the kill it. Oh, you have to? If I have, why See where I lose. Hey, what cushion you have there? This. This is the cushion. Oh, boy, badly playing. Not badly playing, I must be 55. You still have blood? Cushion I have. Not that good. Nice, thank you. Užkandžiaujam plantanai. Bananų čipsų. Mes dabar išeinam iš kavinės. Čia buvo nubėgus katytė. Ir augalų čia labai daug. Ir dar mes dabar varom į mašiną. Morkos spalva. Čia labai gražios plytelės, ne?
Čia tėtė nori sumokėti pinigus. Atsimenat, kalbėjau apie sankabą tam golfą. Tai čia to golfo variklis mėtas. Važiavau, sugeda. Ai, tegu būn. Tai čia dar padabna tokia. Pabandysim paieškoti geresnių. Tiesiog apleistas mašinas ant kelio, numestas šalia kelio. Metalo laužo tvorą, supresuota į tos kubikus, rubikus viskas. Ir tiesiog sukrauta. Ir parašyta, kad negalim šiukšlinti. Normaliai. Šiandien einam į žygelį. Pažygiuoti biškį, pramankštint kojas, nes po pietų biškį išsiblaivė oras ir galima eiti be lietaus į krantą. Kiek laiko čia būsim be lietaus, nieks nežino. Aš tai nieko nepasiėmiau nuo lietaus, bet labai viliuosi, kad nelis, nors čia nežinai kada. Duoda, tai, nu žodžiu. Nu ir va, mūsų inkaravietė tokia. O eisim kažkur į tą kalną ten pasivaikščioti. Tęsiant automobilių temą, tai aplink juos ganas ožkos. Ir jie tiesiog numesti čia palikti supuvimui. Aš nežinau, ką tas salos valdovai galvoja apie tai, bet blemba, man tai pakankamai žiauriai atrodo visas tas mašinas. Norėtųsi, kad jos dingtų iš pakelių. Kažkaip, ar jie nesugalvoja susiorganizuoti ant kokio laivo metalų išvežti, taigi dar papkių užsidirbtum galimai kažkur, kažkaip. Kaip taip keistai kažką Luka rado. O, koks vanduo atbėga iš... Nu, čia turbūt iš tų statybviečių čia kur toliau. Greičiausiai prieš paskutinį uraganą čia dar kažkas veikė. Tie kambariai dirbo, veikė, buvo. Čia viešbutis ir jisai yra dabar apleistas. Nu, o vartai kaip ir pradaryti, tai vadinasi mes čia kaip ir esam laukiami svečiai. Na, toks prabangus įvažiavimas čia. Čia su visus patas viešbutis. Eina savo. Čia rankom nusiplau, šiukšliniai išsimetė dar. Nu, kaip čia tie kambariai atrodo. Biški išmuštas, čia tulikas. Kažkas šviečia, elektra yra. O, tam gal rasim spa. Nu, gražu čia. Restoranas. Baseinas. Va, tau ir spa. Gaila, kad bankrutavo. Tokie ženklai nurodo kryptį, kai tave pasiunčia tsunamis. Tipo, varyk į viršų. Rodysim leidimus. Džiunglių šniūrai tokie. Maskatuojasi ir autostrada į viršų. Čia galimai buvo fortas, užeisim, pažiūrėsim. Nu, matosi fortas. Kažkoks tai. Mama, duok man ranką. Širliai. Aš tave patimsiu. Nu, va ir visas inkaravietės grožis. Normalų stovi čia, mūsų laivas ten kažkur. Na, įsivaizduojat,
Už mūsų pinigus pastatė čia, atrestauravo viską. O, Ir aš negaliu. tas medis irgi nuo priešų, kad apsisaugot. Mama, einam iš čia. Radom dar vieną fortą. Čia su mediniais sutvirtinimais. Šits va staliaus darytas sutvirtinimas. Labai gražiai čia persipina. Kolonas va sutvirtintas irgi. Geras medis gyvenimui būtų. Labai gražus čia driežai. Neįmanoma pagauti čia jų tokia. Labai bistrus. Jeigu jums patiko driežai, spauskit like, subscribe, share, dalinkite su visais draugais, kad mums būtų peržiūrų, kad mus biškį į viršų iškeltų. Ir gal padėsite mums taip užsiauginti savo auditoriją didesnę. Gal daug kas nežino, nemato, gal keliautojam, kurie norėtų mus sekti, gal tiesiog neišmeta algoritmai YouTube'o. Tai jeigu jūs pasidalintumėt su jais, žinot su kuom, tai pasidalinkit, mes labai vertinam tai ir sakom didelį ačiū už tai. Tai nemanau, kad yra labai sunku paspausti tą mygtuką. Ačiū, einam tyrinėti toliau. Na ir per šitos vartus mes išsiraunam iš forto lauk ir eisim link valtelės. Dar turim numatę vieną ekskursijos tašką. Pabandysim nueiti pas vietinį žmogų, kuris gyvena Medy. Šiandien yra paskutinė diena mūsų Dominikos saloj. Rytoj išplaukiam link Gvadalupės, ten į porą salelių tokių sustosim dar biškį patyrinėti. Užsipirksime truputėlį žalumynų, nes čia neįtikėtinai pigiai jie kainuoja. Tai agurkėlių su pomidorais įdako nors. Čia daug kas iš tikrųjų sodininkystę užsiema vakariniai salos daly, viduriniai vakariniai, daug daržų. Tai už tai turbūt ir kainas tai įtakoja. O daugiau, kas liečia mėsą ar kažką panašaus, tai nepirkom. Priema iš Martinikos atsivežę. Kainų kažkaip neužfiksau, nežiūrėjau. Bet yra kas sako, kad brangiai kainuoja. Kodėl tu nenorėtum turėti tiek daug gyvūnų? Nes po to jau būtų daug vargo. Taip, O taip. ūkininkai tai jau nebūtų. O, žiūrėk, matai? Matau, kaip žmogus valgo. Taip, taip. Šitą laivą istorijos nežinau, bet įtariu uraganas išmetė. O ana jachta, tai praeitą Liepą. Jie čia taip paguldė vėjas ir bangos. Daugiau ten baisiai nieko nežinau, kas ten atsitiko, bet žinau, kad praeitą Liepą jin čia atsigulė ir guli iki dabar. Tas jachtos savininkas, jisai ruošiasi ją išsitraukti. Jisai gyvena kitoj salos pusėje, ištekėjęs už indėnės ir ruošiasi išsitraukti tą laivą kažkada, kai bus geresni laikai. Nu ir čia va tas namelis Medy, kaip atrodo. Jisai taip senai čia pastatytas, kad net įaugęs medį. O. Hello! Hey! Va, net įaugęs į medį jisai. Aprūkęs, ten jo virtuvė to žmogaus, einam pasisveikinti. Hi there! Yeah, I'm good. How are you? That's nice. Ah, you are a gardener today. Okay. Tai va, čia jo virtuvė yra.
Jisai čia viską daro ant to laužo. Ir, va, nu, viskas biškai aprūkę. Viršui ten miega. Super namas. Super. Turis čia dingi, datė kažkokių dalykų prisidėjęs. Bet va, medis kaip priėmė naują daiktą. O, jaugė viskas. Žodžiu, susitvirtinė normaliai. Tai tas žmogus gyvena tą medį jau 8 metai berods. 6 ar 8, nebeatsimenu. Ir turi 8 metus gyvena, 6 vaikus turi, bet dabar jau žmona su vaikais gyvena kažkur krante normaliai. O jo šitas namas jau atlaikė 2 uraganus. Nu, jisai labai gerai jaučiasi čia gyvendamas prie vandenyno. Bet jau kaupia medžiagas, statys namą kažkur, turi žemės tipo ir statys namą. Kokį, kiek kvadratų, nežinau. Kažkaip pamiršau paklausti, bet rodė medieną labai gerą, labai kietą, kur jau atlaikė irgi ten kažkiek uraganų. Nu, žodžiais ten prisikrovęs chlamą, bet svajonės, nu, gerai, jos pildosi. Tai sėkmytės jam, nes atrodo tai, kad bus sudėtinga. Vien tą medieną, kuris man rodė, ten per pjaut turbūt 7 zeimerių reikia. Paliekam Dominiką. Plaukiam pro fortą, kur vakar likom. Kol kas vėjas 10 mazgų 11. Tai važiuojamas 5,7 mazgo pasroviai. Ir bandysim trūkti 4-5 valandas iki tikslo. Inkaruosimės. Ir ten tokios mažos 2 salelės netoli Gvadelupės. Ir ten tokie kaip miesteliai gal tos salos. Tai važiuojam ten. Pabūsim dieną kitą ir čiuošim į Gvadelupę. Labai gražiai plaukiam. Greit. Va toks. Varom į tą salelę. Tokią. Pilnom būriam. Ėjo apie 20 mazgų. 19-20 mazgų. Žvejojam. Ventiliatorius sukasi. Žodžiu, viskas gerai. Ten 70 pėdų laivas plaukia, po truputį lenkia mus. Dar už mūsų atsilieka dar vienas 60 pėdų, bet irgi vejasi aplenks. Tai šiandienos lenktynės mano tokias beviltiškas.